Taip. Sveiki visi sugrįžę į antrą renginio dalį. Antroji sesija skirta pasvarstyti, kaip galėtume pakeisti ugdymą artimiausioje ateityje ir kvies pagalvoti apie ugdymo bendruomenę. Įvesti mus į sesiją pakviesiu savo kolegą Kristupą Sabolių, kuris skaitys pranešimą. Ačiū Rūta, ačiū visų pirmos dalies prelegentams, diskusijos dalyviams ir pranešėjams, nes iš tiesų buvo ir smagu labai girdėti tas idėjas, nes jos rezonuoja su tuo, ką ketinu kalbėti ir taip pat galbūt nuo jų atsispirti. Tai iš dalies mokytojų vaidmens klausimas jau čia nuskambėjo kaip jungiamoji grandis. Kalbant apie tai, ką mes galime svarstyti kaip tam tikrą, turbūt pokyčio prielaidą, nes mes labai daug kalbame apie tą trūkumą, tarsi galvodami, kad yra kažkoks rezervuaras ir tie tyrimai, kuriuos jau minėjom, kurie įvairuoja, vieni sako, kad trūksta ten tiek tūkstančių, kiti tiek tūkstančių. Mums ir nurodo, kad mes tuose skaičiavimuose irgi esam labai nevienareikšmiški, neaišku, nuo ko čia pradėti. O turbūt tas mokytojų vaidmens klausimas yra gera vieta apie tai pakalbėti, nes kažkaip kitaip pažvelgus į mokytojų vaidmenį, gal kitaip ir trūkumas galėtų pasirodyti. Šiaip dabar pirma mano pranešimo dalis bus tokia šuoliuojanti, nes daug dalykų kartosis to, kas buvo pasakyta. Ar vienais ar kitais rakursais tai nenorėsiu apsistoti, o antroji daly, jau nuo vidurio kalbėsiu lėčiau. Tai pirmas dalykas, ką priminsiu, tai yra tai, kad mokytojų trūksta visame pasaulyje ir nėra vieno sprendimo. Čia netgi neseniai UNESCO buvo forumas Čilėj ir ten buvo įvardintos įvairios priežastys, kurios jau čia nuskambėjo, ten per mažos pajamos, darbo krūvis, perdegimas ar ne. Įvairūs demografiniai iššūkiai, to gal nepalėtėm truputį mažiau, bet vis dėlto, pavyzdžiui, net kokiai Norvegijai irgi trūksta mokytojų dėl to, kad arčiau šiaurės ašigalio mažai kas ten nori mokyti, ar ne. Lygiai taip pat ir Lietuvoje matome tos iššūkius, mažų savivaldybių klausimas, prie kurio sugrįšiu vėliau. Bet kas mažai skambėjo, tik truputį buvo dirbtinio intelekto ir technologijų tema. Kaip keičiasi mokytojų vaidmuo, ar nėra taip, kad dirbtinis intelektas perims mokytojų vaidmenį. Tai šita tema, prie kurios aš apsistosiu kiek ilgiau. Aišku, ta socialinė toksiška aplinka. Tai yra patyčių klausimas, tėvų baubas, ar ne, kurie irgi neretai atlieka ir pozityvų, bet kartais ir ne iki galo pozityvų vaidmenį. Ir, aišku, tarpusavį santykiai tarp kolegų ir visi kiti dalykai. Aš nežinau, ar pastebėjote, bet buvo paskelbtas pedagogų pritraukimo planas Lietuvoje. Ten yra daug įvairių dalykų paminėta, galite jį panagrinėti, bet ko tikrai nėra, tai technologijų klausimą. Šiaip daug gerų minčių, bet vis dėlto, ko man pritrūko, tai esminio turbūt momento, apie kurį mes jau čia pradėjome kalbėti nuo to suomiško pranešimo, kai mūsų suomių kolega prabilo apie tos 4 dalykus ir Adamas irgi, man atrodo, norėjo tą patį pabrėžti, ar ne, kad kaip čia mes susitarsime dėl tų 4 filosofinių tokių pagrindinių šulų, link ko mes einame, tai aš pradėjau galvoti, ar mes tikrai turime Lietuvoje kažką, ką galima būti pavadinti Lietuvos švietimo viziją, filosofiją, kokia mūsų ta idėja. Nes pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į, Lietuvoje mėgsime kalbėti apie PISA tyrimus, ten kaip rezultatai geri ir pažvelgime į tas šalis, kurios lyderiauja ir pamatysime, kad jos turi labai aiškiai išreikštas švietimo filosofijas. Nėra taip, kad mes kalbėtume apie šalį ir joje nėra ryškios nuostatos, ar ne, kas yra švietimas. Gali geriau sektis, gali blogiau, Suomijai nukrito, Estai pakilo, ar ne. Singapūras visada ten aukštumoje, Koreja, Japonija, Kinija, ypač apie matematiką kalbant, gerai joms sekasi. Ir tos šalis turi labai aiškę švietimo filosofiją.
Pavyzdžiui, nenoriu tai leistis, nes čia tokia mano tema, jeigu nežinot, aš šiaip filosofas esu, bet tai bijau, kad šitoje vietoje užstrigsiu, bet esmė ten yra labai paprasta. Arba mes žinome, ko norime išmokyti, tai turime ten, pavyzdžiui, tą rytietišką modelį, kuriame yra suformuotas piliečių idealas, kuriame siekiame, mes tada galime pamatuoti, tai yra standartizuotas vertinimas, tada ugdymo planai yra gana griežti, galime disciplinuoti tą siekį, ar ne, ir tada mokytojas tampa autoritetas, kuris tą siekį prižiūri. Arba priešingai, kaip girdėjome, Suomijos ir šiaurietiško švietimo atveju, mes pradedam nuo gerovės, laimės, socialinių dalykų, ar ne, buvimo bendruomeniai, tada duodam laisvę, netestuojame, ugdymo turinys yra labai atviras, daug interpretacijos ir mokytojas kaip mentorius, kas jau buvo nuskambėję. Tai čia iš tikrųjų yra turbūt ir per vidurį daug kitų dalykų. Mes galim kalbėti apie amerikietišką sistemą, daug labai ruoždamas šitam pranešimui perskaičiau daugybę dalykų, kaip skirtingos sistemos sprendžia mokytojų klausimą, trūkumą ar ne. Vat estai, nežinau, žinot, tai yra turi mokytojų Uberį, girdėjot gal tokį dalyką. Mokytojų Uberis, kuris ten perskirsto į mokytojų poreikį pagal tai, jeigu trūksta vienam regione, ar ne, tai tu gali pasiskolinti mokytoją iš kito regiono trumpam. Ir tai veikia tarsi pavėžėjimas. Norvegai ten pasitelkia statistinę analizę ir žiūri, kur ten prie kokia šiaurės ašigalio sumažės poreikis ir iš karto bando reaguoti į priekį. Ir panašiai, ar ne? Bet tai susiję su pamatiniam nuostatom, kaip mes žiūrime į ugdymą ir ko mes iš to norime. Ir atsiriame tai dažnai labai tokius du paprastus klausimus. Ar valstybė kažkas aukščiau už mus žino geriau, ar bendruomenė, ar ne, ruošiasi kažkokiai kaitai, pokyčiui ir tada kartu kūrė tą švietimo pasiūlymą bendradarbiaudama. Ir tas nėra institucijos, kuri iš viršaus nuleidžia, kaip reikia mokytis. Tai čia yra esminis klausimas ir nuo ko reikėtų turbūt pradėti mano akimis. Ir jis labai gerai yra testuojamas, jeigu mes pažvelgsime į dirbtinio intelekto klausimą. Kaip dirbtinis intelektas ir dirbtinio intelekto sistemos yra traktuojamos ugdyme santykyje su šitom švietimo filosofijom. Pavyzdžiui, mes turime Kiniją, kuri jau oficialiai paskelbė, kad dirbtinis intelektas ir įvairios didžiųjų kalbos modelių sistemos jau yra integruojamas sistemiškai į ugdymą. Jos išspręs mokytojų trūkumo klausimą. Kinams irgi trūksta mokytojų, nes ten šiaip yra su demografija daug reikalų, užtikrins tolygumą, ar ne, ir tai yra jau valstybės priimta sistema. Viena iš veikiančių dirbtinio intelekto sistemų yra tas Squirrel AI, kuri turi labai daug privalumų, galbūt esate apie tai girdėję, kažkas iš jūsų, kas domisi. Privalumai yra individualizuotas mokymas, diagnostika, to progreso sekimas, ir prieiga net prie itin kvalifikuoto turinio, nes tai yra vadinamieji adaptyvaus mokymosi modeliai, kurie sujungia į vientisą sistemą ir kartu individualiai gali sekti ir kantriai sekti, kad tu dar nemoki daugybos lentelės, vakar nemokėjai, šiandien dar nemoki, dar pasikartokime, kiek bus 6x6, dar papildomų užduočių gausi, ar ne, ir tada, kai jau išmokai, tai važiuojam toliau. Tai problemų čia yra labai daug. Problemos yra pagrindinės tai, kad tokiai sistemai pirmiausia yra įdiegta nuostata, kad mes žinome, ko reikia išmokyti ir kai tai yra daugybos lentelė, tai puiku, bet kai mes kalbam apie vertybės, apie galbūt klausimą, apie kritinį mąstymą, jeigu mes ugdome standartizuotą pilietį, tai tokia sistema veikia puikiai, bet jeigu mes ugdome tą vadinamąją laisvę ar kūrybingą kritišką asmenybę, tai čia mes turime tam tikrą santykį su ideologizuotu projektu. Dar viena kritika, toks man visai seku Yong Zhao, kuris yra kinų kilmės, Amerikoje dirbantis edukacijos specialistas ir jisai nagrinėja tas kinų reikalus, bet kartu jas labai smarkiai kritikuoja. Jisai pastebi, kad kai to dirbtinio intelekto yra per daug, tai atsiranda ryšys tarp aukštų balų ir įvertinimo
kuris yra paprastai geras, bet ir prasto sugebėjimo. Net yra kiniškas terminas Gaofendineng, kuris reiškia, kad kai žmogus užsibūna toje sistemoje ir iš esmės sukasi tik tais tam vientisam modelį ir žmogiškasis faktorius yra prarandamas, tuomet standartizuoti rezultatai veda prie paviršutiniško supratimo. Kaip sakant, vyrauja paviršutiniškumas ir patys kinai tai diagnozuoja. Šalia yra toks amerikietiškas modelis, aš nežinau, ar girdėjote apie Alpha mokyklą, labai daug apie tai dabar kalbama, kas nors susidūrėt, gal Alpha School ar ne, tai Alpha School Amerikoje tai turbūt viena iš karščiausių naujienų, $700,000 kainuoja per metus mokytis Alpha School. Principas yra toks, tu 2 valandas iki pietų mokaisi irgi adaptyvaus mokymosi sistemai. Dažniausia tai yra gamifikuota arba pagal nuopelnus, pagal gerus rezultatus unlockinančio tau sekantį lygmenį. Tu atrakini kitą lygmenį dėl to, kad kažką išsprendė, ar ne panašiai kaip žaidime, ir dėl to, būdamas, nežinau, 2 klasiai, ir jeigu įdedi pakankamai pastangų ir dirbi, gali 7 klasės kursą pasiekti, nes iš esmės kaip žaidime eini tol, kol pasieki tą vietą, kur jau nebegali nueiti, reikia dar toliau treniruotis. Ar ne? Tai tiem, kuriam gerai sekasi, tai kalbama, kad, pavyzdžiui, ypač matematikoje labai greitai ten tobulėja iki tų pranokstančių rezultatų lyginant su bendramžiais. Na ir tada po pietų tu keliauji kažkokių minkštųjų kompetencijų mokytis. Kadangi nėra mokykloje mokytojų, ar nėra tie vadinamieji gidai, tai mokaisi ten kurti tinklalaidės, startuolius ir panašiai. Arba retorikos įvairių dalykų. Vis dėlto labai daug diagnozuojama ir trūkumų toj sistemai. Vienas iš jų yra tai, kad mokymasis susijęs su taškų rinkimu, o ne idėjų perpratimu. Ir kai po to pereina į kitas mokyklas moksleiviai, tai mokytojai pastebi, kad žmonės gali labai taip kaip žemėlapiuoti problemą, bet negali nieko pasakyti daugiau, ar ne, apie tą problemos pobūdį. Tai, kaip sakant, stringa kritinis mąstymas ir daug labai užslėptų spragų. Labai geri pasiekimai matematikai, bet dažnai nesugeba suregzti sakinio, nepaisant to, kad tos tinklalaidės kūriamos. Tai klausimas, kaip jos yra kūriamos, bet turbūt kritinė mąstymo geba ir analitinis mąstymas sutrinka. Ir labai vyrauja merkantilus santykis, nes už viską prašai atlygio, namie grįžti ir sakai, jeigu nori pasiklot lovą, tai ten $5 ar panašiai. Na ir aišku, čia toks egocentrizmo labai daug, tame egocentrikų sprogimas su tuo siejamas. Tai mano akimis mes turime 2 skirtingus kontekstus, Amerika ir Kinija, abi taiko dirbtinio intelekto modelius ir tie dirbtinio intelekto modeliai yra taikomi absoliučiai visur ir įvairiausiais būdais. Klausimas yra ne ar jie bus taikomi, o kaip jie bus taikomi ir kaip tai pakeis mokytojų vaidmenį, mano galva, tai siejasi su fundamentaliu klausimu, kurį jau pradėjome uždavinėti pačioj pradžioje, ar ne? Kaip mes galime sukurti bendruomenę, kurioje viena vertus visi šitie elementai ir dėrėtų, tai kitaip sakant, kokie elementai? Dėrėtų mokytojų vaidmuo, naujų technologijų klausimas, kurio mes negalime išstumti, ar ne? Mes priešingai turime jam atsiverti, turime jį pažvelgti plačiom akim ir atvirom širdim, bet kartu ir matytume galbūt visiškai kažkokius naujus elementus, kaip tos dalykus sulipdyti, sujungti. Man atrodo, tai yra klausimas, kaip sukurti bendruomenę. Kodėl tas bendruomenės momentas man yra svarbus? Mokytojas ir mokytojai, kurie buvo Suomijos išvykoje, vienoje iš mokyklų, matė mokytos prezentaciją, čia vadovės mokyklos prezentacijos viena iš skaidrių, kuri kalbėjo, kad jos darbas ir primena, tas lyderės vadovės darbas primena mokytojas darbą, bet ne ta prasme, kad jinai turi ko nors mokytojas ir mokytojus mokyti, ar ne, bet iš tikrųjų nuolatos kurti bendruomenę įvairiausiais lygmenimis. Mokykla
yra nuolatinio mokymosi procesas taip pat, ar ne? Kitaip sakant, mokytojai turi, čia yra dėl to labai sudėtinga profesija. Jie turi ne tik mokyti, bet nuolatos mokytis, kaip sugyventi su kitais ir kaip integruoti vis naujas žinias ir vis naujus pasaulio patyrimo būdus. Tai dėl to turbūt ta jūsų profesija yra ypatinga, nes po to išėjus iš mokyklos, kaip jau buvo minėta, galite dirbti beveik bet ką. Ir čia tas grupinio darbo ir grupinės kolektyvinės idėjos momentas yra, man atrodo, kažkoks branduolys problemos. Kitas dalykas, čia dabar galime grįžti prie to dalykininkų klausimo, ar ne? Man kartais atrodo, kad šiandien mes per daug užmetame ant mokytojo kaip individo. Mes užmetame ant jo, kad jis turi būti ir geras pedagogas, kas reiškia išmanyti vaikų psichologiją, ar ne? Jisai turi gerai suprasti ir patį dalyką, kurį dėsto ar moko, jisai turi mokėti bendradarbiauti su kolegomis, jis turi mokėti integruoti naujas technologijas ir dar visą tai gauti tokiai pusiau toksiškoje socialinėje aplinkoje, ar ne, ir dar kartu nežinia, ar taip jau gerai uždirbti, kaip norėtų, ar ne? Nes nepamirškim, tai yra konkurencija ir su kitais sektoriais, su startuoliais, su verslais, galbūt su kitom nevyriausybinėm organizacijom, pagaliau su ministerija, kurioje irgi yra darbo vietų, ar ne, ar su savivaldybėm. Tai galbūt reiktų išardyti tą dalykininko idėją, kaip vienintelio, kuris visą tai turi pakelti ir pradėti galvoti apie tai, ką minėjo mūsų suomių kolega, ir man atrodo, visi čia sutarėm, kad tas bendruomenės kūrimas yra esminis raktas, tai kas yra co-teaching, arba mokymas bendradarbiaujant, mokymas iš esmės pasidalinant atsakomybėmis, bet mes tą bandome siūlyti ir dėkti fenomenais grįstų ugdymų, mes tą kartu ir darome ir su kolegė Rūta ir terpių teoriją, mes išleidome kaip tik tokią knygą, bet čia dabar nenori tą filosofinę pusę leistis, kurios esmė yra, sakyčiau, toks labai paprastas pavyzdys, tai yra atsidūrimas per vidurį visų procesų. Kartais mes per daug deleguojame atsakymų poreikio, ar ne, aukštesnėms institucijoms. Mes galvojame, kad viską turi išspręsti vyriausybė, viską turi išspręsti ministerija, galbūt kažkokie potvarkiai, sistemos arba įstatymai. Tačiau gyvenimas nutinka per vidurį. Ką pasiūlė Suomijos pavyzdys yra tai, kad mokytojai dažnai nežino, ką daro turinio prasme jų kolegos, bet jie nuolatos gyvena bendruomenį ir kuria tarpusavio atsakomybių ir pagalbos įvairius modelius. Ar ne? Direktorius nesikiša į ugdymo procesą, bet jis nuolatos asistuoja, sprendžiant problemas, galbūt nusimant atsakomybę nuo tose situacijose, kur yra per daug reformų iššūkio, ar ne, galbūt padedant suprasti, kaip edukacinio turinio dalykai siejasi su grupinio darbo metodikom. Aš klausiau Suomijos vienos iš vadovių mokyklos, sakau, iš kur ateina grupinio darbo metodikos, nes yra pats svarbiausias turbūt fenomenais grįžto ugdymo principas. Ir jinai sako, aš esu to specialistė, ir keletas mano kolegų yra specialistai ir mes nuolatos to mokome mokytojus, mes nuolatos mokome iš naujo dirbti grupėje. Ir tai yra begalinis procesas. Ir šitoje vietoje, kadangi dalykininkams iš tikrųjų yra per daug dalykų, mes galime nukrypti nuo Kauno ar Vilniaus, kur situacija yra nebloga, ar Helsinkio, ir pagalvoti, pavyzdžiui, apie mažesnės valdybės. Mums irgi tenka nemažai buvoti ir būti, ir ten situacija yra aštri. Yra savivaldybių, nenoriu jų vardinti, kur ten iš tikrųjų yra žmonių, kurie beveik niekada neįstoja arba labai mažai įstoja aukštasias mokyklas, ar ne, kur tų mokytojų mažėja dėl demografinių priežasčių, kur mokytojų mažėja galbūt ir dėl to, kad ta aplinka yra nedėkinga, socialinė aplinka nedėkinga. Tai dabar aišku, kad mes prieisime ir prie tos situacijos, ką daryti su tuo kontekstu. Ir ko gero,
aš savo tai uždaviau kaip mintinį eksperimentą, ar ne, kaip padėti, kaip kurti bendruomenę ten, kur jinai aižėja, kur jinai trukinėja, kur mes negalime taip pat ateiti ir sakyti, aha, nu čia vat stipru, mes duosime daugiau pinigų, sustiprinsime, į universitetą pritrauksime. Turbūt turime tą bendruomenę stiprinti iš šalies. Ir tarkime, verslai dažnai kalba, aha, mums trūksta fizikų, mums trūksta informatikų, jie mažai stoja arba į biotechnologijas. Bet mano klausimas, o kaip tada verslas arba tos galios institucijos galėtų padėti kurti bendruomenę. Ir aš jį persiformulavau į labai paprastą klausimą, pavyzdžiui, kodėl fizikė iš startuolio, čia vis tik moteriška lytis sąmoningai, nes švietime labai daug moteriškos lyties, neturėtume to apibendrinti vyrišką giminę, man atrodo, kad galime apibendrinti ir moterišką giminę, tai fizikė ir mokytoja bus kaip bendras vardiklis visai bendruomeniai. Tai fizikė iš startuolio galėtų skirti 4 valandas per savaitę mažos savivaldybės mokinių ugdymai. Kokia tai būtų situacija, kodėl tai galėtų įvykti? Ką aš turiu galvoj? Nu, įsivaizduokit, teltonikai ten trūksta puslaidininkių specialistų, ar ne? Ir mes galim paklausti, na tai taip, jūs turbūt nepatsiūsite savo geriausių fizikų į savivaldybę X, bet galbūt jūs, jeigu tie fizikai turėtų dirbti ten 20 valandų per savaitę, bet galbūt jūs galėtumėte skirti 4 valandas ir padėti stiprinti kompetencijas toj mažoje savivaldybei. Ir aš manau, kad atsakymas būtų susijęs su daugybė smulkių veiksmų, kurie galbūt sukurtų prasmę, ar ne, kaip kuri jau buvo minėta, ir pradėtų lipdyti bendruomenę aplink. Pirmas dalykas, man atrodo, kad tai aišku, kad ne vienoje mokykloje turėtų nutikti, bet mes turėtume galvoti apie mokyklų sąveikos tinklą, kuris kažkokį klasterį suformuotų, užmezgant ir įsiklausant į vietos mokytojus, tai yra dalyko mokytojas, kurie yra taip specialistai, galbūt jiems aišku, kurie vietoj trūksta pastiprinimo, galbūt kai kurie mokytojai dirba viršvalandžius, galbūt tų atsakomybių klausimas galėtų būti persvarstytas, pridedant papildomų edukatorių lygmenį. Tai yra tų, kurie nėra dalykininkai, bet jie puikiai išmano, pavyzdžiui, grupinio darbo metodikas. Ar ne? Mes galime atsivesti į mokyklą ir žmonių, kurie nėra specifiškai vieno ar kito dalyko specialistai. Bet jie supranta, kas yra tarpdiscipliniškumas, kas yra grupinis darbas ir galbūt kas yra problemų sprendimo geba. Ir tuomet tos atsakomybės išsiskirstytų į procesus, į tos mokymo procesus arba bendradarbiavimo mokymo procesus, dar taip pat įtraukiant ir, pavyzdžiui, jaunus profesionalus. Mes dažnai galvojame, kad mokytojas turi mokėti viską ir ta tutorystė atsiremia į tai, kad jau mokytojas turi ateiti pasiruošęs, bet kas būtų, jeigu prie to superfiziko prisijungtų ten 3 ar 4 fizikos studentai, kurie galbūt asistuotų jom ir galvotų apie smulkias užduotis, apie tam tikrą progreso siekimą arba tam tikrų užduočių klasėje perėmimą, bet taip pat ir integruotume dirbtinio intelekto sistemą, kuri leistų sekti automatizuotus procesus. Pavyzdžiui, tam tikras paprastas užduotis, nuimtų vertinimo tų paprastų užduočių klausimą, taip pat padėtų galbūt fiksuoti tą individualų progresą ir spragas ir panašiai. Nu ir aišku, aš prijungčiau kritiškas menininkės prie šito proceso. Kodėl? Nes menas kaip jokia kita sfera puikiai užčiuopia skaudulius ir problemas, ar ne, jos padėtų identifikuoti, jeigu mes kalbame apie fenomenais grįstą ugdymą arba problemomis grįstą ugdymą, kokias tas problemas mes galime spręsti, tai būtų tarsi toks junginys, tarsi tam tikras vadinamasis majonezas, ar ne, kuris sujungia kritinį mąstymą ir kūrybinį mąstymą į bendrą viziją. Ir tuomet galbūt mes pereitume ne prie to jau, kaip galėtume sakyti, testais ir pasiekimais grįsto ugdymo, bet prie mokymosi kaip problemų sprendimo gebos.
Visą tai pasakoju kaip mintinį eksperimentą savo, ar ne? Ko reikėtų, kad kažkas pasikeistų. Ir aš žinau, kad tai yra labai sudėtinga, ar ne? Bet aš įsivaizduoju, kad visą tai būtų galima suvaldyti, jeigu mes kalbėtume ne apie implementaciją, ne įgyvenimą visoje Lietuvoje, o apie labai mažą segmentą, apie mastelio pakeitimą. Mūsų problema yra nuolatinis mėtymasis nuo tarp tų didžiųjų problemų sprendimų ministerijos lygmenį ir jo įgyvendimo kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienoje mokykloje. Galbūt mes galime pabandyti tokį modelį kažkur, kur yra vienokios problemas, kitoje vietoje kitokį modelį, ar ne? Tą mastelį sukalibruoti, nuolat peraiškindami vertę bendruomeniai, dirbdami su savivalda, nes, kaip sako tas jau mano minėtasis Jongžao, didžiausia reformų problema yra pernelyg ankstyvas susitelkimas į mastą, kad mes norime, kad visais lygmenimis, visose masteliuose viskas veiktų vienodai. Tuo tarpu, kai yra tokios nepaslankios sistemos kaip mokykla ir edukacija, o jos yra itin nepaslankios, čia labiau veikia geri pavyzdžiai, o ne tiesiog įrodymai, kad kažkas funkcionuoja, ar ne? Tai, kaip sakant, darykime mažus dalykus, galbūt skirtingomis strategijomis. Pasiūliau vieną kelią, bet tų kelių gali būti daug, ar ne? Tame kelyje yra keletas segmentų, bet turbūt pradėkime pirmiausia nuo susitarimo, kokia yra mūsų švietimo vizija. Ko mes norime iš švietimo, ar mes norime standartizuoto atsakymų ir valstybės siūlomo idealo, ar vis dėlto kur kas daugiau laisvės ir skirtingų kelių. Ačiū. Taip. Toliau antrąjį sesijos pranešimą skaityti kviečiu Unę Kaunaitę, Edu Vilnius vadovę. Ir štai, paruošta. Aš irgi kaip Kristupas judėsiu. Aš labai pasistengsiu tilpti į 20 minučių, bet klausydamas pranešėjų prieš save, nes tikrai, man atrodo, gal kažkiek tarėsis arba kažkiek nesitarus, bet labai daug dalykų atsikartoja ir tai gal yra ir labai gerai, nes vis šiek tiek kitų kampų, bet kalbam apie tą patį. Ir kai mane pakvietė čia skaityti pranešimą, tai supratau tokį uždavinį šiek tiek pasvajoti. Tada klausiau Kristupo, sakau, kiek svajoti? Sako, 5 metus. Vadinasi, nelabai svajoti. Labiau kalbėkime apie tai, kas yra ant žemės ir vadinasi, labai įžemintai svajosiu. Arba kitaip tariant, labiau kalbėsiu apie tai, kas gal jau netgi yra, bet galėtų būti daugiau. Tai be abejo, pradedu vis tiek nuo to, nuo ko mes pradėjom šiandien, lygiai taip pat kaip tarptautiniai tyrimai mums rodo, taip pat kaip nacionaliniai tyrimai mums rodo, Vilniuje mes irgi atliekam savus tyrimus ir lygiai taip pat matom tas pačias tendencijas, kad jaunesni mokytojai labiau palieka profesiją. Mes irgi turime įvairiausių programų, padėti jiem išlikti, mentoriauti, sustiprinti, net psichologo konsultacijas jauniems mokytojams duodam nemokamas ir įvairiausias pagalbos grupės kartu, nes tai yra labai labai svarbu. Ir dėl to mano kita skaidrė, visiškai sėdėjau, klausiausi Adamo ir galvoju, labai gerai, labai trumpai galėsiu kalbėti, ką čia įsidėjau, nes lygiai taip pat ir kaip vadovė, kuri irgi darbina žmonės, labai aiškiai matau, kad jaunesni žmonės ateina su visai kitokiais lūkesčiais, tą patį mums rodo ir įvairiausi tyrimai. Taip, atlyginimas yra svarbus, bet labai dažnai iki tam tikro lygmens. Labai aukštas atlyginimas gali priversti žmogų išlikti darbe net tada, kai yra labai labai daug kitų jam nepatinkančių dalykų. Bet mano patirtyje ne vienas darbuotojas yra atėjęs netgi į mažesnį atlyginimą dėl to prasmės jausmo. Ir čia kodavau prasmę. Ir atrodo, kad tikrai tas lyg ir čia turėtų būti mokytojo profesija iš karto prasminga. Bet tada šalia mes turim balansą ir norą ypatingai turėti santykį geresnį tarp
darbo ir privataus gyvenimo. Tada jau jeigu tėvai skambina po darbo valandų, greičiausiai ne visai atitinka tą lūkestį. Emocinė gerovė jau daug kartų šiandien buvo minėta. Ir tada bandžiau kažkaip tą ambiciją, kūrybiškumą šiandien minėtą užkoduoti su ta lempute. Bet man atrodo, kad labai gražiai tai buvo išsakyta Helsinkio mokyklos vadovo, kalbant apie pasitikėjimą ir erdvę veikti. Ir kokiu būdu mes iš tiesų suteikiam mokytojui vietą mokykloje jaustis, kad jo darbas iš tiesų yra ne tik paruošti tam egzaminui, kas galbūt ne visada turi labai daug kūrybinio proceso savyje, o iš tiesų turėti erdvės veikti. Ir dėl to, kai aš kalbu apie tą pasvajojimą mokyklos, man atrodo, kad jis labai tiesiogiai siejasi ir su galimybė pritraukti žmonės į mokyklą, nes nuo to, į kokią vietą tu pritrauki, kokia yra ta mokykla, kurią mes įsivaizduojam, kokia yra ta mokykla, kurioje tu nori dirbti, priklauso nuo to, ar tu nori ten ateiti. Ir taip savaime atrodo, kad auginti jauną žmogų yra prasminga, bet jeigu ta visa, sakykime, įvaizdis mokyklos yra nelabai patrauklus, tai ko gero ir nelabai tie žmonės nori ateiti į mokyklą. Tai dėl to sutinku su Kristupu, kad mums reikia kalbėti apie viziją. Man labai patinka švietimo filosofas, profesorius Gerd Biesta. Jo paskutinė knyga vadinasi World-Centered Education, į pasaulį orientuotas mokymasis. Ir jisai kaip ir priešą stato į mokinį orientuotą mokymasi, ne dėl to, kad individualūs lūkesčiai nebūtų svarbus, bet labiau kalbėdamas apie tai, kad mokymasis nevyksta tik pats su savimi. Tai nėra procesas, kuriame žmogus tik per save pereina, išmoksta dalykus ir keliauja toliau. Mokymasis yra taip pat santykis su pasauliu ir pasaulis ar aplinka, jeigu pasaulis skamba per didingai, yra ta vieta, kuri užduoda klausimus, kas yra svarbu. Ką mes turim mokytis ir kodėl, nes tai yra svarbu pasauliui. Ir kai priimi tokią filosofiją ir žiūri taip į mokymosi procesą, tada aišku labai iš karto akivaizdu, kodėl reikia mokytis, nežinau, apie ekologiją, nes tu gyvensi tame pasaulyje, kuriame klausimas, ar taip pat gyvensim, kaip gyvenam šiandien, ar pilietiškumas, ar daugybė kitų dalykų, jie automatiškai atsiranda šitoje lygtyje, nes tai yra užsakymas iš aplinkos, kurioje tu gyveni. Bet kas, man atrodo, yra labai svarbu, nes šitoje filosofijoje taip pat iš karto atsiranda kur kas didesnė prasmė to, ko mokai. Ir pirmiausia klausimas, kurį keli, yra, kodėl mes apie tai mokomės, ką mums tai svarbu. Kadangi šiandien turim uždarimo renginį fenomenais grįsto ugdymo, tai ko gero šitie klausimai labai labai pažįstami ir man jie labai gražiai rezonuoja ir su fenomenais grįstų ugdymu. Mes Vilniuje jau 4 metus dirbam labai sistemingai ir diegiam, sakom, kad turim gal apie kokias 20 mokyklų, kurios jau tikrai neblogai dirba, 10 jau taip man atrodo, kaip labai labai sistemingai žiūriu, vis pasižiūriu ar linksi galvos, vienodai skaičiuojam. Gal ir 30 galėtum apskaičiuoti, kurios yra pabandžiusios, bet man labai patinka modelis, kai mes kalbam ne tai, kad visos mokyklos dabar turi būti vienodos, kaip tik. Aš labai skatinu tai, kad skirtingos mokyklos turėtų savo, pavadinkim, specializaciją, filosofiją, kaip nori ją pavadinti. Be abejo, kiekviena mokykla turi išmokyti bazę ir bazinių dalykų, bet jinai taip pat turi savo stiprybės. Ir nesvarbu, mes esam turbūt labiau pripratę kalbėti apie privačias mokyklas turinčią savo filosofiją. Man atrodo, mes turim kalbėti apie savivaldybės, valstybės pavaldumo mokyklas, kurios irgi turi savo filosofiją. Ir dėl to aš labai noriu, kad bent jau, nežinau, 15-20 mokyklų Vilniuje, tarkime, būtų stiprios fenomenų mokyklos. Ir tu žinotum, eidamas į tą mokyklą, kad tai yra tas metodas, kuriuo bus dirbama. Kitas dalykas, kurį taip net beveik nenori įdėjau, nes man atrodo, aš jau tiek daug kalbu apie šitą projektą, bet negali nekalbėti, nes jis irgi labai gražiai dera su visu tuo, apie ką mes kalbam. Vilnius yra mokykla projektas. Tai įdomumo dėliai paklausiu, kas iš jūsų esate girdėję apie Vilnius yra mokykla? Labai gerai, vadinasi, ne tiek daug rankų, galiu pasakoti toliau. Vilnius pakankamai nepasiekė Kauno akivaizdžiai. Tai Vilnius yra mokykla, yra strateginis mūsų miesto tikslas. Čia galim sakyti, kad Vilnius gal net jau turi ir savo švietimo strategiją, nes
užduotis yra net visiems vadovams, jau 3 metus įrašomos ir į vadovų užduotis. Tai yra strateginis miesto tikslas mokytis už mokyklos ribų. Mes esame išsikėlę savo tikslą, kad tai yra 10% laiko. Aš manau, kad kiekvienas, kas dirba mokykloje, gali suprasti, kad 10% laiko yra tikrai labai daug. Ir aš noriu tikėti, kad kai mes pasieksim tą tikslą, tai tikrai bus toks visai neblogas ateities mokyklos modelis. Šiandien mes skaičiuojam, kad mes esam pasiekę 5% laiko vidutiniškai per mėnesį ir yra mokyklų, kurios jau yra pasiekusios mūsų tikslą. Mes jas kiekvienais metais irgi apdovanojam. Bet aišku, tikslas nėra savaime, bet tai siejasi labai gražiai ir su visu tuo, apie ką mes šiandien kalbam, tai yra su visų pirma santykiu su aplinka, kurioje gyveni, su noru pažinti aplinką, kurioje esi, miestą šiuo atveju Vilnių. Tai yra ir pilietiškumo ugdymas, ir visų pirma supratimas, kam tam tikrų dalykų mokomės. Ir jeigu nesat girdėję, tai yra toksai puslapis Vilnius yra mokykla.lt. Dalis dalykų čia yra tik tai Vilniaus mokytojams, bet ten yra labai didelė bazė pamokų, dabar 1184, greičiausiai šiandien jau daugiau, vakar vakare įsidėjau šitą screenshotą. Tai yra atviri pamokų planai, kuriuos yra sukūrę kiti mokytojai ir dalinasi jais su visais, kurie nori juos pamatyti. Tai yra būtent mokymosi už mokyklos ribų pamokos. Ir kitas įdomus dalykas, tai jūs matot, kad yra virš 5000 Vilniaus mokytojų prisijungusių, bet mes taip pat labai aktyviai kviečiam įstaigas ir institucijas prisijungti prie šito mūsų tikslo ir mes jau dabar turim 160 partnerių, kurių pamokose jau dabar yra sudalyvavęs beveik 50 000 Vilniaus mokinių. Tai yra tik tai pamokos įmonėse ir įstaigose ir tai labai tiesiogiai kalba apie tai, ką Kristupas ką tik minėjo, apie tas 4 valandas, kurias fizikė galėtų skirti. Tai Vilniaus mieste mes jau dabar turim įmonės ir įstaigas, kurios ne 4 valandas skiria. Pas jas per metus ateina ir 1000 mokinių, ir daugiau mokinių ir iš tiesų kai kuriais atvejais tai yra įspūdingi skaičiai. Nemeluosiu, kai mes kūrėm šitą projektą, pirmiausia mes galvojom galbūt apie IT įmonės ir įvairius, startuolius ir galvojom, kad čia galėtų būti mūsų erdvė padėti galbūt jų darbuotojams surasti irgi papildomas veiklas, skirti kelias valandas per savaitę. Aktyviausiai dalyvauja valstybinės įstaigos, savivaldybių įstaigos ir jos iš tiesų labai smarkiai atranda prasmę ir jų darbuotojai sako, kad mes irgi kaip darbuotojai pradėjom visai kitaip žiūrėti savo įmonę. Nes jie pasakoja apie tai, ką jie veikia ir susieja tai su ugdymo turiniu. Jeigu tai bus valstybinės duomenų agentūra ar ne, tai jinai papasakos apie tai, ką jie veikia, bet tai yra paverčiama pamoka, mes padedam tai padaryti. Ir jiem patiems, sako, mes susėdam kartu su savo darbuotojais ir diskutuojam tai, ką mes iš tiesų naudingo veikiam. Kaip tai siejasi su mokykla ir kaip tai, ką mes veikiam, iš tiesų atsispindi ugdymo turinyje. Ir mums tai yra įdomus procesas, nes mes irgi kaip įmonė diskutuojam apie tai, ką mes naudingo darom visuomeniai. Ir tokių pavyzdžių yra nuo Krašto apsaugos ministerijos, ten Pilių rezervatų, Akropolis, pavyzdžiui, yra labai aktyvus partneris fizinio ugdymo pamokom ir taip toliau. Tai visų nevardinsiu, bet man tai atrodo kaip labai tikra įžeminta vizija, kaip aš įsivaizduoju, kad galėtų atrodyti ateities mokykla, jeigu piešiu pozityvų scenarijų, nes visada yra ir visokie kitokie scenarijai. Ir man atrodo, kad mes labai stengiamės jau mastu parodyti, kaip tai galėtų atrodyti realybėje mieste, nes visos Vilniaus mokyklos labai aktyviai į tai įsitraukia. Bet tam, kad tai nebūtų tik tai Vilniaus pavyzdžiai, dar pagalvojau, parodysiu vieną pavyzdį iš Danijos, kur teko keliauti prieš keletą metų. Bilundas yra Lego miestas, kai, žodžiu, buvo nupirkti tie bilietai ir tas viešbutis, pasižiūrėjau, kad gyvensiu kažkokiam princesių kambarį, viskas yra tik tai Lego ir galvoju, kur mes važiuojam ir ką mes ten pamatysim. Bet iš tiesų buvo labai įdomu, nes Lego iš tiesų Danijoje daro labai didelę įtaką, jie labai smarkiai kalba apie žaidybiškumo svarbą mokymesi, kodėl tai yra svarbu ir kaip tai traukia mokinius ir yra padarę, sakykime, labai tokį didelį darbą ir tiesiog įtikinant mokyklas per kvalifikacijos kelimo mokymus, per
politinę veiklą, kodėl žaidybiškumas tikrai veikia. Jie turi ir savo privačią mokyklą, bet man teko, ir aš specialiai rinkausi lankytis valstybinėje mokykloje, nes man visada daug įdomiau pamatyti, kaip tai gali veikti kitokiomis sąlygomis. Ir man teko lankytis Vestre Skole, kurie teigia, kad 100% jų mokymos yra pagrįsta žaidybiškumo principais, tai yra įtraukumas, vaiko sprendimas, ką daryti pasirinktoje temoje. Ir kas buvo labai įdomu ir tikrai mes tą matėm fiziškai, 60% laiko jie mokosi projektiniu mokymusi. Projektinis fenomenais, čia galime daug diskusijų ar ne, bet iš to, ką aš mačiau, man atrodė labai artima tam pačiam fenomenais grįstam ugdymui, tu gali ten kažkokius skirtingus galbūt elementus turėti, bet tai, kad jie iš principo kaip mokytojai bendradarbiaudami tarėsi, kaip visą ugdymo turinį paversti projektais, kurie tęsiasi 6-8 savaitės. Ir tam skiria 60% laiko iš viso ugdymo turinio, viskas yra mokomasi projektais. Atrodė įspūdingai, mes patys buvo mokykloje ir ten visą laiką praktiškai viskas yra tik tai grupinis darbas, vaikai kartu daro kažkokius projektus, yra pasirenkama mokytojai kartu, na tai tikrai labai kūrybiškas darbas, kad mokytojai kartu susėdę diskutuoja, kaip visus savo dalykus integruoti į vieną projektą. Ir vaikam ta mokykla labai patinka. Mes labiausiai laukiau sesijos, kur būtų tik su mokiniais, nebūtų suaugusių ir aš galėčiau juos pakalbinti. Ir tikrai atrodė, kad vaikų akis dega ir jiem labai įdomu. Ir jiem baisiausia buvo, kaip mums viskas atrodys gimnazijoje, kai mes išeisim iš tos mokyklos ir pateksim į vėl kitokią ugdymo sistemą. Tai aišku, Danijoje tai šiek tiek buvo paprasčiau, nes net tuo metu, kai mes lankėmės, jie pilotavo ir egzaminų sistemą, kuri būtų pagrįsta projektinė veikla. Tai irgi kartu einantis dalykai, kas yra labai svarbu, bet buvo labai įdomu matyti, nes mes ten buvom kartu su ekspertais iš pačių įvairiausių pasaulio valstybių, buvo labai įdomu matyti, kaip skirtingai reaguoja. Jeigu, nežinau, šiaurės šalis žiūrėjo pakankamai įmanoma, realu, tai buvo valstybių, kurios, ta patys prancūzai, kurie sėdėjo ir sakė, neįmanoma, nesuvokiama ir tikrai niekaip nevirsta į mūsų mokyklas. Bet man atrodė, kad tai vėlgi yra pavyzdys ir visa savivaldybė, ten tik 6 mokyklos, bet irgi kartu juda į tą pačią pusę. Ir pabaigsiu šiek tiek irgi labai, man atrodo, rezonuodamas su tuo, ką kalbėjo Kristupas. Kadangi mes kartu su tuo pačiu Vilnius yra mokykla projektu labai daug dirbam su kitų miestų tinklais, Bloomberg Philanthropies turi visą miestų tinklą ir skatinimą miestų inovacijų. Tai jie labai daug kalba apie tai, kad miestuose kuo toliau, tuo daugiau žmonių gyvens. Yra prognozuojama, kad 50 metais beveik 70% viso pasaulio gyventojų gyvens miestuose. Europoje jau dabar tie skaičiai yra daug didesni, nes aišku, kai kuriuose pasaulio žemynuose ypatingai tie skaičiai yra mažesni. Ir dėl to yra labai daug kalbama apie miestų autonomiją ir miestų sprendimus. Man atrodo, kad tai bendrai labai dera su mūsų diskusija apie didesnę galią, kuri ateina iš apačios ar iš vidurio, kaip pasakyta. Daug kartų esu irgi skirtingus tam pačius suomius kalbinus ir klausus, tai kaip čia yra, kad, nežinau, keičiasi jūsų ministrai, bet jūs per daug lyg ir nesiskundžiat, kad pas jūs labai smarkiai švytuotų pasirinkimai. Ir jis sakė, kad man atrodo, kad tai yra labai, vienas iš esminių dalykų yra tai, kad mes kaip bendruomenė, esam stipri bendruomenė švietimo, turim tam tikrus susitarimus ir labai yra sunku paimti ir sakyti, kad mes radikaliai juos keičiam, kai visa bendruomenė sutarė, kaip turėtų atrodyti dalykai. Ir tai nereiškia, kad viskas turi būti vieninga. Pavyzdžiui, jeigu tu išvažiuoji iš Helsinkio, tai dažniausiai kitose miestuose jiems sakys, tai Helsinkis čia savo daro. Jie ten fenomenais dirba, mes taip nedarom. Man tikrai taip yra sakę kitose miestuose. Tai tikrai tai nėra vieningas Suomijos paveikslas, bet man atrodo, kad tuo ir yra labai žavu galėti turėti skirtingą švietimo, sakykime, specializacijas, vėlgi vizijas skirtingose vietose. Ir man dėl to labai imponuoja mąstymas, kad miestai turi turėti savo vizijas, taip kaip mums šiandien Helsinkis pristatė savo 4 punktus ir pasakė, kad čia yra mūsų vizija. Ir man atrodo, kad mes kaip valstybė turėtume daugiau leisti savo
pilotuoti, išbandyti skirtingus dalykus, kad jie ateitų iš apačios, o ne tiesiog iš karto bandyti viską realizuoti visoje šalyje ir tada išsigąsti, nes galbūt kažkam mažiau sekasi, kažkam daugiau sekasi. Ir niekada turbūt jokie dideli pokyčiai nepavyksta visos valstybės mastu. Tai man labai norisi šito daugiau Lietuvoje, kad mes iš tiesų leistume bandyti ir daryti naujus dalykus vietos lygmenių. Ir tikrai, pavyzdžiui, kai ir pasako apie tą patį Vilnius yra mokykla projektą, Amerikos, pavyzdžiui, merams su ne vieną kartą pristatinėjus, ir pirma jų reakcija yra neįmanoma. Mes kaip miestai neturim jokios galios švietime. Ir mano atsakymas yra, mes irgi iš principo neturim galios kaip miestai švietime formuoti turinio, mes neturim jokios galios formuoti vertinimo, bet tai nereiškia, kad tu negali veikti savo lygmenių, lygiai taip pat kaip mokykla gali pasirinkti savo filosofiją tose rėmose, kurie yra pasirinkti nacionaliniu lygmeniu. Tai man atrodo, kad yra tos laisvės nemažai ir jos galėtų būti dar daugiau. Bet grįždama į temą, ir į tą mokyklą, kuri gali pritraukti arba nepritraukti, yra vienas labai atpažįstamas vaizdas 31 metų, po 5 metų, kaip gali atrodyti mokykla, arba visai kitoks vaizdas. Ir man atrodo, kad šitas vaizdas gali pritraukti daugiau žmonių ateiti į mokyklas, nes jinai yra visai kitokia ir kai mes kalbam su mokytojais, kurie yra labai aktyviai įsitraukę, pavyzdžiui, į mokymosi mieste projektą, jų akis žiba ir jie tikrai neklausia savo kolegų, ko tu čia atėjai. Jie dažniausiai sako, atsidaryk ir eikim į dar vieną pamoką, nes tai irgi yra bendradarbiavimas kartu. Nes vienas dažniausiai neišeis į miestą, reikia kolegos. Tai ačiū. Labai ačiū ne už pranešimą ir iš karto norėčiau mūsų pranešėjus pakviesti įsijungti prie diskusijos. Taip, tai pirmiausia norėčiau pakviesti prisėsti Unę, taip pat Kristupą, bet taip pat su mumis yra ir Agnė Liucilė Grickevičė, vadovų profesinio tobulinimo instituto vadovė, taip pat Simona Laiconaitė, The Sonnet Foundation direktorė. Ir nors ekrane matote, bet su mumis Jono Petkevičiaus šiandien nėra. Deja, bet paskutinę minutę jis turėjo dalyvauti visai kitose darbiniuose įsipareigojimuose. Na ir šią sesiją moderuos Sara Iškinytė, švietimas numeris 1 švietimo ekspertė. Tai perduodu mikrofoną Sarai. Kristupai. Taip, aš dar čia turiu komentarų ir klausimų iš Zoomo, tai juos paskaitysiu, nes jie yra pusiau praeitos diskusijos, pusiau šios. Tai vienas iš jų teigia, kad pirmos diskusijos metu bei pranešimuose buvo daug kalbama apie tai, kad tai kaip reikia gerinti švietimo sistemą, bendruomenę, kelt mokytojų kvalifikaciją, kad nesugebame pritraukti naujų mokytojų, žiūrime į kitas šalis, ką jie daro ir galų gale nebematome problemos savame darže. Kodėl niekas nešneka apie visuomenę švietimą, kaip visuomeniai parodyti, kas yra mokytas, kaip tai yra svarbu. Mokytojai praleidžia su vaikais daugiau laiko nei jų tėvai, ugdo juos, moko ne tik savo dalyko, bet ir ruošia gyvenimui. Jauną žmogų nuo noro tapti pedagogu dažniausia atkalba tėvai, draugai, socialinis spaudimas. Tie jauni žmonės, kurie renkasi būti mokytojais, jau seniausiai žino, kas tai yra ir ko tikėtis. Tad kodėl nėra šviečiama visuomenė ir iš tikro keliamas tas mokytojo kaip profesijos prestižas. Dar porą kitų turiu komentarų, bet nežinau, gal norėtumėt sureaguoti, kas nors iš jūsų. Tai labai geras įvadinis klausimas, kodėl mes nekalbam apie mokytojus. Galim pradėti, gal visi galit kažkaip trumpai savo nuomonę šito klausimu. Ar jūs kalbat pakankamai apie mokytojus? Kodėl nekalbam apie mokytojus? Tai mes kalbam, aš esu iš The Sonnet fondo ir mes, kai kalbam apie mokyklas, tai pirmiausia sakom, kad viskas prasideda nuo mokytojo, nes tu negali pasiekti nei mokinio, nei gali daryti kažkokius didesnius pokyčius klasėse, projektuose ar mokyklose, jeigu tu nepradedi dialogo su mokytoju. Tai mums čia kaip tik atrodo pagrindinė ašis, į kurią reikia fokusuotis. Tai čia tokia mūsų pozicija.
Tai gal yra kalbama pakankamai, bet tai nepasiekia mokytojų. Agne, kaip Jūs manate? Aš manau, kad svarbu yra turbūt ne kiek mes kalbam apie mokytojus, nes apie mokytojus mes kalbam daug, dažnai ir įvairiose kontekstuose. Ir šiandienos mūsų renginyje nemažai kalbėjom apie mokytojus, tiesą pasakius, vieną apie juos ir kalbėjom beveik. Bet taip pat labai yra turbūt svarbu, kaip patys mokytojai kalba apie save. Ir šiandien irgi jau nuskambėjo, ar ne, kad tik tai tas pavyzdys, tik tai tas pasaulėjauta, ar ne, tas pasaulėvaizdis, kurį mes formuojam vaikui, ta mokytojo tikrovė, mokytojo realybė, kurią jis patirs, ar ne, gali jį paskatinti ateiti į mokyklą arba atgrasyti nuo šito pasirinkimo. Tai aš visada sakiau, kad mums tikrai nereikia jokių žiniasklaidos kampanijų, kurios vėliau tampa labai patogiu tokiu priekaištu ar neįvairių ir visuomenės veikia ir politikų lūpos, ar ne, kad štai mokytojas nėra prestižinė profesija, tarkim, ar ne, mokytojas visada buvo prestižinė profesija. Aš pati dirbau 10 metų mokykloje ir vėliau dirbau įvairiose kitose švietimo lygmenyse ir galiu pasakyti, kad jokiam kitam darbe nejaučiau tiek daug prasmės, jokiam kitam darbe nesijaučiau tokia laiminga ir taip pat jokio kito darbo buvę bendradarbiai pamatė mane traukinyje arba klientai ir nesako, ei Agne, ir bėga apsikabinti. Tai tik tai po mokyklos šitas mane lydi visą gyvenimą. Tai aš nežinau, ar galėčiau kalbėti kitaip, kažkaip kitaip. Une, ar dar liko komentarų? Tai man atrodo labai panašiai, mes čia visi galvojam, kad turbūt labiausiai norisi kalbėti apie tai, kaip mes vieni apie kitus šnekam, ne viešoje erdvėje labiau, o privačioje erdvėje. Labai teisingas ir komentaras yra dėl visuomenės švietimo. Mes stengiamės kalbėti, bet tikrai su tėvus kartais yra sunku pasiekti, kiek yra svarbu, ar tėvai kritikuoja mokytojus vaikam girdint prie stalo vakarienės ir kaip yra kalbama apie mokytoją, nes tu gali būti nepatenkintas, bet geriau to nesakyti prie vaikų, ar ne? Mes turbūt daug ko esame nepatenkinti, bet nebūtinai viską sakom garsiai ir tikrai lygiai taip pat, daug kartų esu girdėjus iš jaunų žmonių, kurie atėjo, galiausiai vis dėlto pasirinko profesiją, kad mokytojai mane atkalbinėjo, patys mokytojai mane atkalbinėjo nuo šitos profesijos ir mes irgi turbūt tą suprantam, kad yra žmogiškų priežasčių, kodėl taip yra, bet mes turbūt labai kaip Vilniaus savivaldybė labai stengiamės pritraukti naujus mokytojas ir turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra tai, kaip ta profesija, kuri yra labiausiai vaikui matoma. Ar ne? Yra labai daug profesijų, apie kurias tu galbūt net nežinai kaip vaikas ir tik tai pakeliui išsiaiškini, kad jos egzistuoja. Yra daug profesijų, apie kurias girdi ir tau jos skamba kažkaip labai didingai ir įdomiai. Ir tada yra mokytojo profesija, kurią tu matai nuo vaikystės ir tai yra per pavyzdį suformuojama profesija. Nes niekas tau kas nori sakyti, kokia nuostabi mokytojo profesija, jeigu tu matai, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, kad mokytojas yra pavargęs ir sako, kad nesirinkit šitos profesijos, ko gero tu jos nesirinksi. Tai tikrai mums turbūt kaip visuomeniai, mokytojų bendruomenė yra labai svarbu tartis, kaip mes kalbam apie tą profesiją. Aš gal tik tai dar asmeninių pavyzdžių papildysiu tai, ką kalbėjo Unė. Tai aš turiu sūnų, jis yra 5-okas ir socialinės valandas, socialinės pilietinės valandas jis sukaupė nekur kitur, kaip savo buvusioje pradinėje mokykloje, eidamas mokyti pirmokų. Tai čia toks šeimininis pavyzdys pasiteisina. Gerai, tai reiškia, kalbėsim ir toliau ir daug ir prasmingai apie mokytojus. Situaciją galima dar gelbėti. O aš, Une, grįšiu prie tavęs ir šiek tiek vis dėlto pakviesiu pasvajoti. Kaip mes ir kalbėjom apie žodį vizija, labai daug kartų šią dieną jisai skamba. Vizija, vizionierius. Stebint pasaulinės tendencijas švietimo politikoje, mes matome tokias kelias skirtingas kryptis. Švedai grįžta prie vadovėlių, mažiau ekranų, daugiau rašymo ranka, ką mes ir kalbėjom. Estai pilnai į dirbtinį intelektą neria, ir ekranų netaip turbūt bijo, Lenkai irgi reformose pastoviai. Kokia būtų tokia Lietuvos scenarijus, vizija po kažkiek metų, į kurią pusę mes svajojant galėtume judėti su švietimo kryptimi? Pasvajojant. Taip, tai čia aišku, kiekvienas žmogus turbūt labai sunkus klausimas ir, sakykime taip, kaip aš norėčiau, ar ne, tai gal taip man bus lengviau atsakyti. Tai turbūt ne veltui aš kalbėjau apie tą į pasaulį orientuotą mokymąsi. Man šiuo metu šita vizija labai labai artima ir atrodo labai teisinga.
Tai aš tikrai labai norėčiau, kad mes labiau orientuotume visą mokyklos mokymasi į sąsają su erdve, kurioje esi. Ir čia turbūt labiausiai mano didžiausia svajonė būtų, kad mes peržiūrėtume ir vertinimo visą sistemą. Tikrai daug kalbam apie tą patį lyginimąsi ir jisai prasideda mokykloje, ar ne, mes kalbam apie tai, kurioje vietoje, kokiame reitinge yra mokykla. Kalbam apie reitingus ir valstybinius, ar ne, kur Lietuvai reikia atsidurti reitinguose. Man norėtųsi šiek tiek mažiau apie tuos visus reitingus kalbėti ir pirmiausia galvoti apie tai, ką mes norim išmokyti vaiką ir kokia turėtų būti ta mokykla. Tai apie tą patį vertinimą svajojant, aš labai dažnai mėgstu pavyzdį, ar ne, kad mes kalbam apie, tarkim, kompetencijas ir, na, sakykime, yra kompetencija bendradarbiavimo. Jeigu tu nori kažkokią formą matuoti bendradarbiavimo kompetenciją, vadinasi, tu turėtum nueiti prie kažkokio bendro kolektyvinio darbo vertinimo, kas dažniausiai labai iš karto žmonės atgal atsitraukia ir sako, bet taigi negalima, taigi grupėje vienas dirba daugiau, kitas dirba mažiau ir gyvenime dažnai būna, kad vienas dirba daugiau, kitas dirba mažiau. Tai čia turbūt yra požiūris, kiek tasai vertinimas sveria ir kiek tu jį žiūri. Jeigu tasai vertinimas nelemia tavo, nežinau, įstojimo į vieną ar kitą vietą, nes jisai yra atsietas nuo baigimo mokyklos, tai gal tada tu šiek tiek minkščiau tuos dalykus žiūri. Ir čia net galėčiau toliau svajoti apie tai, kad jeigu tik dalis, pavyzdžiui, vertinimo yra paliekama mokyklai, dalis vertinimo yra paliekama nacionaliniu lygmeniu, tai tu galėtum ir miestuose turėti skirtingas vertinimo sistemas ir kaip miestas sakyti, mes vertinam šitai ir mes norim tokius dalykus, tokius projektus daryti. Tai į tą patį Bilundą žiūrėdami ir Daniją, tuo metu, kai mes lankėmės, jų vertinimas 10-okų ten buvo. Atrodė būtent taip, kad ryte vaikai gauna užduotį ir grupė vaikų ją bando išspręsti, tai yra irgi realaus gyvenimo problema ir ten yra kažkokie matematikos elementai, yra kažkokie elementai rašymo, dar kažko, bet jie kaip grupė turi visą dieną pateikti savo rezultatą ir jį tada, žodžiu, pateikti vertinimui. Ir tai yra būtent tas modelis, kurie tuo metu bandė 100 mokyklų Danijoje ir testavo. Man atrodė labai įdomu ir aš labai norėčiau kažko panašaus. Lyg ir galėtum sakyti, nereikia 10 metų, bet vertinimas yra labai jautris sritis ir paprastai ją labai sunku pakeisti, dėl to norėtųsi pilotuoti, o ne tiesiog padaryti visiems. Bet tas reitingavimas jau šią dieną skamba ne vieną kartą. Iš kur kyla tas noras reitinguoti? Nes atrodo, tai visiems nepatinka, bet kodėl mes reitinguojam? Gal galima taip pažvelgti, gal iš išorės labiau, nes aš suprantu, kad mes nesėdėm ir nedarom tų sąrašų, bet iš kur tada mūsų švietimo erdvėje mes turim tokį poreikį reitinguoti, jeigu kitos šalis tai nėra taip įprasta kitose šalyse? Daugybė šalių labai įprasta. Aš atsiprašau, kad vėl iššokau, bet man atrodo, kad tai labai smarkiai ateina iš nepasitikėjimo. Ar ne? Jeigu tu, tarkim, vėlgi, net bet kurios mokyklos direktorius toj pačioj Suomijai pradeda nuo pasakymo, kad visos mokyklos yra geros. Pas juos tai yra labai giliai įkaltas dalykas. Jie tiesiog, nežinau, kaip mantrą išmokė, kartais atrodo, kad nežinau, ar patys tiki, bet panašu, kad tiki. Iš tiek, kiek labai jie visi tai pasako, nes kur be su nuėjus visą laiką toks dalykas yra pasakomas. Ir kai tu turi labai aišku tikėjimą, kad visos mokyklos yra geros ir geriausia yra mokykla šalia tavęs, tau nebereikia žiūrėti reitingus, nes tu tiesiog žinai, kad mokykla arčiausiai namų yra geriausia. Jeigu tu nepasitikė sistema ir visų pirma keli savo klausimą, kur man reikėtų leisti savo vaiką, tu pradedi žiūrėti reitingus. Super, tai matome nepasitikėjimą. Kristupai, daug patirties su suomiais, jie turi viziją, gana aiškę, jie dėl jos sutarė. Ar įmanoma Lietuvai susikurti viziją, bet ne tik tai ją sukurti, ar mūsų bendruomenė pasiruošų, švietimo bendruomenė, apskritai Lietuva, ją ir įgyvendinti? Nes sukurti vieną, pasirašyti labai tobulą viziją turbūt įmanoma, bet ar Lietuva yra pasiruošus, lyginant su tarptautinė patirtimi, kurią tikrai matai? Na ir taip ir ne. Žinai, čia gali klausti, pavyzdžiui, ar žmogus, kuris nesportuoja, pasiruošęs sportuoti. Sakysim, Dieve, negaliu pakelti rankos, ten kojas skauda. Mūsų nėra tokia padėtis, čia ne apie Lietuvą kalbu, bet visada esi nepasiruošęs pokyčių iki galo, bet visada pokyčio reikia. Tai kai aš kalbu, pavyzdžiui, apie vizijos svarbą, ir mato visi apie tai kalba, čia šiandien visi sutarėm,
Tai nekalbu apie tai, kad mes parašysime, taigi buvo Delfi ten tas mokytojas, prestižinė profesija, ar ne, tai buvo tų lozungų, bet ko gero, ko trūksta, tai kad mes tą viziją ir viena vertus ir patikėtume, ir kita vertus nuleistume iki to vidurio ligmens. Uneminė miestą ir tą World-Centered Education, visiškai pritariu, mes su Rūta dirbam prie terpės dėt, kas iš esmės labai panašu, tai reiškia, kad tu turi pradėti nuo tos vietos, kad tu mokytis gali toje vietoje, kur tu esi, ir tai reiškia daug dalykų, kad mes tiesiog nematome savo aplinkos, ar ne, tai sugrįžimas prie to, kaip tu pastebi, kas vyksta aplink tave ir kad tai yra mokymosi resursas, leistų labai smarkiai individualizuoti mokymosi situaciją. Tai reiškia, kad dėl ko aš pateikiau tą pavyzdį su maža savivaldybė, ar ne? Ten turime veikti kitaip negu Kaune ir Vilniuje. Ten turime kažkokių kitų ieškoti sprendimų ir jeigu susitarėme, ar ne, kad mes iš esmės suteikėme daug laisvės švietimo eksperimentavimui. Pavyzdžiui, būtų filosofinė nuostata, ar ne? Eksperimentuokime, bet tose rėmose, ar ne? Nes siekiame vienų ar kitų dalykų, nes norime mokytis ne tik mokykloje, Vilnius yra mokykla, neišeikime į aplinką, kuri yra šalia, kad mes turėjome puikių, tarkim, projektų Lazdijose, ten Lazdijų rajone, kurie ten tiesiog panaudoja visus resursus savo aplinkos tam, kad vykdytų tos fenomeninius projektus, parodytų, kaip nuostabiai, tiesiog vieni geriausių projektų buvo, kaip jie išmoko iš savo esamos terpės, ar ne? Tai jeigu mes sakome, kad kiekviena savivaldybė, kiekviena tikrovė yra skirtinga, tai mes turime ieškoti individualizuotų sprendimų ir turime suteikti laisvę, bet ir resursus, ar ne? Tai tą mes galime padaryti ir aš tikiu, kad tai yra visai įmanomas momentas. Problema yra turbūt primesti mokytojams spaudimą. Ir milžiškas nuovargis, ir mes tą girdime ir iš mokytojų bendruomenės, mes esam pavargę nuo reformų, ar ne? Suvokime reformą kaip galimybę ir kitas dalykas, girdėkime mokytojus. Man atrodo, kad kas dažnai nutinka dar reformų eigoje yra per mažai pokalbio bendruomenės lygmenyje su tos švietimo lauko dalyviais. Man atrodo, reikėtų prieš pradedant kažkokį eksperimentą vienoje ar kitoje vietoje, taip pat pakviesti renkuosi mokyti, pakviesti vietos mokytojų bendruomenę, pakviesti savivaldą, pakviesti galbūt inovatorius, verslus, kurie nori irgi kažką daryti, ar ne. Ir vis dėlto išgirsti, kur yra ta bendra žemė. Va šitos bendros žemės atradimo konkrečioj skaliai, ne per dėliai skaliai, veiksmas yra beveik taip, mažai apie tai galvojama, ar ne. Tai jeigu tą atliktume, man atrodo, skirtingose vietose tas pokytis taptų įmanomas. Ir čia turbūt net ne filosofijos klausimas, o labiau to vidurio zonos klausimas. Tai čia galbūt, kaip aš girdžiu, gali būti atsakymas į tai, kad mūsų visuomenė yra pavargusi, švietimo visuomenė, bendruomenė nuo reformų, ar ne? Ir kažkaip aš irgi girdžiu, kad Lietuvoje pokytis tai priimamas neigiamai. Kai švietimas yra nuolatinis pokytis, mokytojai turi nuolat mokytis ir turi keistis ir tos pačios programos, net bijau garsiai sakyti, bet tai yra pokytis, kuris vyksta ir turi vykti. Tai kaip sudaryti tam aplinką, Agne? Gal galima pagalvoti apie saugią aplinką, saugius metodus, reikalingus, ar iš vis nereikia tų pokyčių, reikėtų gal išsilyginti, ką turime dabar ir tada jau po kiek laiko siekti pokyčio, kurio norime, kad gautume rezultatą siekimą. Nežinau, man atrodo, nėra įmanoma išvengti pokyčio švietime, todėl kad jis yra ne kas kita kaip atspindys, ar ne, mūsų pasaulio, mūsų visuomenės, kuri nuolat kinta. Klausimas yra turbūt, kaip tie pokyčiai yra atnešami į mokyklas ir kaip jie yra įgyvendinami, kokiu dažnumu, kiek jie yra nuoseklūs, kiek jie yra tvarūs. Viską, ką ir sakė Kristupas ką tik, ar ne, tai man atrodo, kad svarbus dalykai buvo paminėti šiandien jau, ar ne, tai tie tikslai, mes turėtume susitarti pagaliau, tai kas yra mums prioritetai, ko mes siekiame, nes dabar atrodo, mes norime pakeisti viską, mokytojui užsakymas irgi labai svarbi tema, apie kurią šiandien gal kalbėjome šiek tiek mažiau, bet man kaip buvusiai praktikai ir dabar veikiančiai mokytojų rengimo ir perkvalifikavimo lauke, ar ne, tai atrodo, kad
Pasiūla yra labai didelė ir mokytojai ima viską, kas yra siūloma, tam tikrą prasme iš kylančios vidinės frustracijos ar desperacijos, ar net todėl, kad iš jų yra tikimasi tiek daug dalykų, kad jokioje kitoje profesijoje mes neturime tokio didelio lūkesčio kažkokiam konkrečiam žmogui kaip mokytojui. Ar ne, tai mes norim, kad mokytas būtų geras dalykininkas. Ir Kristupas šiandien sakė, dalykininkai turi per daug dalykų. Mes norim, kad mokytas dar puikiausiai išmanytų kažkokius šalia ekstra dalykus ar neminkštasias kompetencijas gebėtų atliepti, dalinai atliktų socialinio darbuotojo vaidmenį, partneriautų su šeimomis ir panašiai. Ne? Tai nėra įmanoma vienam žmogui. Tai man atrodo, kad toje vizijoje mes taip pat turėtume suformuluoti plačiaja prasme ir užsakymą visuomenės mokytojui, kaip mes jį matome. Ir iš to vėliau jau formuoti tikslus ir pagal tai projektuoti reformas. Nes dabargi visko tiesiog yra labai labai daug, o tas daug yra sąlygotas nežinojimo krypties. Tai ko mes norime. Ir vėlgi, mes labai sekame pavyzdžiais, o pavyzdžių yra apstu, vien šiandien kiek jų skirtingų išgirdome, tai mums labai patinka, ką daro Suomiai, bet mes norėtume būti truputėlį kaip Kinai, o Singapūras tai apskritai visose tyrimuose pirmose vietose, tai gal reiktų taip, tai reiktų tiesiog sustoti, giliai įkvėpti ir kažkaip susidėlioti tos tikslus. Ir laikas yra geras, šita kadencija, politinis ciklas į pabaigą. 2 metai yra labai nedaug, tai matyt, kad vėl esam tame etape, kada galime pradėti mąstyti, galime pradėti kalbėtis ir tartis, tai ką mes darysime toliau. Susitarimas, aiškumas, šaunu, tai girdime irgi, o kalbant... Aš tai galvoju, kad mes esam labai kritiška visuomenė. Šiaip, lietuviai, kritiški esam. Ir aš vis galvojau, atsistotų dabar ar ministerija, ar savivaldybė, ar ne, ir sakytų, pavyzdžiui, mūsų ten tose 4 prioritetuose, kaip Helsinkės, tas ir ten skaitimo skatinimas. Ir tą pačią akimirką aš įsivaizduoju, kad pasipiltų, o kur STEMas? Taigi mes čia IT burbulą, negi mums nereikia IT, o kur dirbtinis intelektas, o kur tas? Mes nesuteikiam erdvės drąsai ir tada daugeliu atveju, man atrodo, matom tokią stagnaciją. Yra kažkokių sprendimų, ar ne? Jau užkabinau, ne? Aš tik trumpai sureaguosiu, kad prioritetas gali būti autonomija. Ir prioritetas gali būti savivaldus sprendimų priėmimas. Ar ne, tai gali būti, jeigu mes kaip valstybė susitarėm, kad tai yra kryptis, kuriame judame, viskas yra gerai. O vėliau, tai mikro lygmenį, imkim streamą, ar ne, tai bus ir steamas, ir arts, ir reading, viskas bus viename, ar ne. Nežinau, yra daug tų dabar krypčių įmanomų, bet aš kalbu labiau apie, tiesiog tos didžiuosius tikslus, ar ne, po kuriais viskas tau. Bet aš labiau gal norėjau turbūt prie ko aš vedžiau, tiesiog sakyti, kad man atrodo, mums irgi reikia palaikyti iniciatyvas, nes jų nėra tiek daug ir ją labai labai lengva užmušti. Tai, man atrodo, tiesiog reikia palaikyti vieniems kitus, tuos, kurie yra iniciatyvus, nes to labai trūksta. Palaikymas švietime, labai gerai. Tai kalbant apie tą pokytį, galim ir svajoti, ir žiūrėti vizionieriškai, pakalbėkime, jau ne kartą irgi girdėjom šiandien dirbtinį intelektą ir kaip jis gali padėti mokytojams. Tai Simona, kaip su tuo dirbtiniu intelektu, kokios tas gerosios praktikos galėtų būti Lietuvoje, galim ir pasvajoti, nes tikrai tų praktikų irgi yra, galbūt ne visada ir žinom ir girdime, bet ar tai labiau pagalba, ar žala, iš ko galime mokytis? Jo, dirbtinis intelektas dabar labai karštas klausimas ir karšta tema ir visame pasaulyje šitas jaučiama. Aš irgi dalyvauju įvairiose diskusijose apie dirbtinį intelektą skirtingose sritise ir švietimas užima labai labai didelę dalį diskusijose apie dirbtinį intelektą. Ir ką pastebiu, tai nesvarbu, į kurią pasaulio pusę atsisuksi, tai visi taip, o kaip jūs darot šitą, o ką jūs darot, o ką jūs galvojat. Žodžiu, nieks nežino, ką iš tikrųjų reikia su dirbtiniu intelektu daryti, kaip jį įvesti į pamokas, į švietimą apskritai, kiek leis, kiek neleis, o tai čia dabar paliks mūsų vaikus durnus, žodžiu, jeigu ten tą dirbtinį intelektą naudosim. Yra tiek daug baimių, yra daugybė mitų, yra daugybė nežinios ir mes ką matom, kaip technologija milžiniškais ir greitai žingsniais vystosi, o mes tarsi dar iki šiol nežinom, ką tiksliai su jie reikia daryti. Ir visai neseniai grįžau irgi iš pokalbių apie dirbtinį intelektą švietime Vašingtone ir buvau nuostabiam renginyje vienoje mokykloje. Žodžiu, buvo networkingo tinklaveikos renginys ir ten dalyvavo daugybė atstovų, žodžiu, nuo iki
Nuo ten verslo konsultantų iki pradinių klasių mokytojų, tarsi pilnas spektras. Ir vienos mokyklos pavaduotojas irgi jisai pasakojo, kaip jų mokykla, kokią yra priėmusi taktiką švelniai įvesti dirbtinį intelektą į pamokas, į mokytojo darbą, į ugdymo procesą, į mokymo procesą. Ir jisai pasakė tokią frazę, už kurios aš labai užsikabinau ir man atrodo, kad nuo jos reikia atsispirti, kai mes ir Lietuvoje kalbame apie dirbtinį intelektą švietime. Jisai sako, mums iš esmės reikia atskirti, įsivardinti du dalykus. Pirmas, ką mes norim, kad dirbtinis intelektas pakeistų ugdymo procese ir ko mes nenorim, kad dirbtinis intelektas pakeistų ugdymo procese. Ir man atrodo, atsakius į šitus du klausimus mums susitarus, išsigrynins principai, kuriais mes galėsim tą dirbtinį intelektą išnaudoti. Kalbant apie bendrai tendencijas, ką aš matau, kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą švietime, tai, sakyčiau, pusė ar daugiau negu pusė dėmesio yra skiriama į turinio individualizavimą, į jo pritaikymą skirtingiams mokinio gebėjimams, skirtingams mokymosi poreikiams, skirtingam supratimui turinio, kaip jam tas turinys turėtų būti pateikiamas, žaidybinimui tam pačiam. Tai va šičia ir tikrai tam visam neurospektrui yra skiriama labai daug dėmesio, kur dirbtinis intelektas tikrai gali ateiti kaip didelė pagalba. Kita dalis yra apie tai, o kaip pasiekti vis naują turinį mokymui, pamokoms, projektams ir irgi kaip šitą dalį darbinti. Ir čia aš net kalbėdama ir su mokytojais Lietuvoje, tą patį irgi pastebėjau, kad vėl ten keičiasi programos, vadovėliai yra, vadovėlių nėra, dabar, žodžiu, reikia vėl naujas temas dėstyti. Turinys ne visada yra pasiekiamas, arba tu nori to turinio turėti daugiau įvairesnio ir tu žinai tam tikrų temų, bet, pavyzdžiui, to turinio nėra lietuvių kalba arba kita tau patogia kalba. Ir tu jo realiai negali pasiekti. Tai dirbtinis intelektas šito vietoje irgi gali būti labai geras darbas vien tam, kad resursus atverti viso pasaulio, ten, kur tu nori geriausiai, dirbtinis intelektas gali tai ištraukti ir konsoliduoti būtent tai, ko tau reikia konkrečiai pamokai. Aš stebiu tokią tendenciją ir pagal Talio tyrimus matosi, kad visai nemažai palyginus mokytojų europinio vidurkio lygmenį mokytojų Lietuvoje naudoja dirbtinį intelektą, tai yra apie 40%, bet kam jie jį naudoja, tai yra turinio suvokimui, pačiam mokytojui ir apibendrinimui informacijos, kad būtų greičiau. Įmetu 3 temas, parašyk man 5 punktus ir dabar ant lentos va tau ir skaidrė. Bet ar čia yra geriausias būdas išnaudoti dirbtinį intelektą? Šiaip visų pirma, tai geriausias būdas išnaudoti dirbtinį intelektą yra tas, kur mokytojas mato, kad yra geriausias būdas išnaudoti dirbtinį intelektą įrankius. Man atrodo, čia yra apskritai ne mums sakyti, kur geriausiai, kur labiausiai reikia, kur labiausiai valgo laiką ir kurį geriausiai reikia išnaudoti. Bet apskritai spektras yra milžiniškas ir irgi turėjau galimybę apsilankyti skirtingose pamokose, irgi visiškai tikrai neprivačioje, ten kažkokiai superiniai mokyklai. Ten buvo toks labai prasto rajono, paprasta mokykla valstybinė. Ir mačiau, kaip irgi mokytojai integruoja dirbtinį intelektą darbui su mokiniais per skirtingus projektus ir mokiniai tuo pačiu metu ir ranką rašo, ir su dirbtiniu intelektu kalbasi. Ir mokytojas turi galimybę stebėti, pavyzdžiui, visą mokinio mąstymo kelią, kokį dialogą jisai turėjo, tai vadinasi, jisai ir gali truputėlį nutuokti, koks yra diskusinis momentas. Ir mokytoja, kuri irgi toj pamokoje dalyvavo, aš paskui turėjau galimybę persimės keliais žodžius ir man pasakė, sako, labai svarbus dalykas, ką aš noriu išmokyti savo mokinius, tai kad jisai žinotų, kad dirbtinis intelektas nežino atsakymų ir kad tai yra tik tai tarsi tavo mąstymo palydovas. Ir sako, aš savo vaikus skatinu kvestionuoti kiekvieną atsakymą, kurį jam duoda ir nepriimti už gryną pinigą. Ir sako, aš labai noriu, kad jie viduj turėtų didžiulis pasitikėjimo savim tokį irgi savotišką ašį, kad jeigu tu žinai arba jeigu tu tiki, kad tai negali būti tiesa, tai kad tu ieškotum kelių savo tiesai pagrysti ir, čia tas tiek haliucinacijas, kad suvaldyti dirbtinį intelektą, tiek apskritai diskusiją, dialogą, kad galėtų turėti. Ko tas pats mokytojas kartais ne visada turi galimybę individualiai diskutuoti iš skirtingų kampų apie konkrečią temą arba konkretų klausimą. Tai, žodžiu, žiūrint, kaip tu prie to prieisi. Ir aš pati labai atsargiai žiūriu, tai, nes dirbtinis intelektas negali pakeisti žmogiško santykio. Tiesiog, tai jis niekada aš nepakeis, bet yra galimybė rasti būdų, kaip juo papildyti pamokas ar darbą su mokinių grupėmis ar individualiais mokiniais, kad tai pakokybiškėtų, o ne regresuotų.
Čia kaip tik turiu ir iš Zoomo klausimą, itin aktualu išgirsti, kaip suderinti mokytojo, dirbtinio intelekto ir mokinio padėjėjo vaidmenis, nes vaikų su SUP skaičium nuolat auga. Ir tada yra apie įtraukumą, taip pat įtraukaus ugdymo kokybės gerinimui labai svarbus yra mokinio padėjėjo vaidmuo ir kvalifikacija jų trūksta. Na taip pat, ką apie tai galvoja diskusijos dalyviai. Tai ar gali dirbtinis intelektas būti padėjėjų ir čia gal irgi kažkokia riba yra kažkurioje vietoje, kur ją brėžti? Na, specialiai ugdymosi poreikiai, individualus, mes labiau mėgstam sakyti, ar ne, tai jie yra labai labai skirtingi. Tai tikrai yra sutrikimų, kur dirbtinis intelektas tinkamai pritaikytas būtų puikiausias pagalbininkas ir visai nereiktų žmogaus. Greitai galiu įsiterpti šitą vieną atvejį labai fainai šitą temą. Tik tai aš pasakysiu, kaip pavyzdžiui, disleksijos atveju, skaitimo rašymo sutrikimus, jeigu norėtume spręsti. Apie tą patį, jo. Dirbtinis intelektas puikiai galėtų padėti, galite pailiustruoti konkrečiai pavyzdį. Lygiai tas pats ir buvo. Irgi viena mokytoja sako, mokinė klasėje, kuri tiesiog labai sunkiai galėdavo dalyvauti su rašymo užduotimis, jinai sako, su dirbtiniu intelektu pagaliau gali pilnavertiškai dalyvauti, atlikti užduotis, išreikšti save taip, kaip jinai iš tikrųjų nori išreikšti. Ir sako, tik tai šito įrankio pagalba vaikas apskritai pradėjo skleistis klasėje. Ir jie buvo, nuoširdžiai, žodžiu, pati mokytoja visiškai žydėjo, sakydama, kad sako, pagaliau šitą technologiją atėjo. Taip, tai tikrai technologijos yra labai labai svarbios, atliepiant vaikų individualius poreikius, bet žinoma, žmogaus visada reiks, dirbtinis intelektas ir ar bet kokia kita technologija niekada nepakeis gyvo kontakto, palaikymo, padrąsinimo. Na ir aišku, jeigu jau kalbam apie itin sunkius atvejus, ar ne, tai ten tikrai reikalinga jau ir fizinė parama ir pagalba kai kuriais atvejais, bet technologijų integravimas į ugdymo procesą yra labai labai svarbus. Ir pas mus tikrai dar jisai tokio yra, sakyčiau, tik pirminiai stadijoje, tai norėtųsi palinkėti, kad per ateinančius 5 metus, nes mes čia apie 5 metus tik tai svajojam šiandien, tai kad įvyktų tas didysis sprogimas ir iš tikrųjų mokyklos galėtų lengviau atsikvėpti paprastose dalykuose, ar ne, kur dabar tampa dideliais iššūkiais. Kristupai. Jo, iš tikrųjų, čia, kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą, mes kalbam apie labai daug dalykų. Ir funkcijų, ir sistemų, ar ne, yra daug kalbama apie tas didžiuosios kalbos modelius, kaip apskritai, ką jie daro su mūsų visuomenė. Tai, ta prasme, dirbtinis intelektas bus naudojamas moksleivių ir jis naudojamas daug daugiau negu mokytojų, tai mes jau turime tai priimti kaip tiesą, ar ne, ateinanti karta naudosis dirbtiniu intelektu ir kaip mes tai reaguosime mokykloje, tai yra tiesiog status quo, ar ne? Mes turime jį integruoti ir galvoti ir kaip netgi parengti tam tikrus protokolus, kurie leistų atsispirti nuo vizijos, nuo tos filosofijos, bet kartu ir matytų labai aiškias funkcijas. Tai pavyzdžiui, Suomija yra parengę dabar ten 45 metų strategiją, kokį ten kelintų, dabar pamiršau, 45, ar ne? Ir ten dirbtinis jau yra kalbama, kas bus su ta visuomenė, kuri jau naudojasi dirbtiniu intelektu ir koks yra žmogaus vaidmuo. Tai svarbiausias vaidmuo yra tos visos minkštosios galios. Etika, ar ne, psichologija, iš esmės sugebėjimas galbūt, kai jau tos technologijos taip uždominavo, sugebėti atrasti kitus mąstymo būdus, kritinę gebą. Menas tampa nepaprastai svarbus. Kultūrinis švietimas, ar ne? Tai prie šito klausimų, čia atsiranda vėl grįžimas prie vizijos. Dirbtinis intelektas mus verčia permastyti viziją. Mes turime grįžti vėl prie to ir jisai yra ir bus. Ir klausimas tik tais, kaip mums juo naudotis. Repliką matau? Aš dar gal irgi pridėsiu, galvoju, kad kartais, kai taip pradedam diskutuoti, skamba ypatingai, nežinau, mokytojams, kurie galbūt mažiau naudoja labai baisiai ir kažkur labai tolima ir čia ir komentarai, ar teisingai naudoja, ar neteisingai. Man atrodo, pats pagrindinis dalykas, ką ir mes Vilniuje sakom, pirmiausia, pradėkim.
ar ne, išmokim bazę, tiesiog susipažinkim su tuo, kas tai yra, nesvarbu kokiais būdais, ir kai tu pradedi naudoti dirbtinio intelekto įrankius, tu pats kažkurio metu pastebi klaidas, ar ne, kažkurios metu pradedi ir tu pats, na, praeidamas per savo procesą, tada ir gali labiau suvokti, jeigu aš to klausiu mokinių, tai jie akivaizdžiai galės namuose padaryti su to namų darbus ir taip toliau. Tai, man atrodo, pagrindinis dalykas yra tiesiog pradėti pačiam naudoti, kad ir nuo pačių mažiausių žingsnių. Ir čia besiklausydama, aš tiesiog prisiminiau labai juokingą istoriją, kurią man pasakojo kolegė, kaip jinai diskutavo su dirbtiniu intelektu, ar pirmadienis yra 30 diena ar ne. Sako, ir man, žodžiu, įrankis sako, kad pirmadienis nėra 30. Aš jam sakau, bet yra. Jis man sako, nėra. Ir aš jam dedu screenshotą ekrano ir sakau, bet yra 30. Ir jis man sako, nėra. Ir, žodžiu, ir viskas baigėsi, sakė tuo, kad man, žodžiu, tas įrankis sako, gal mes abu pailsėkim. Čia prie to paties aš turiu tokią paskaitą apie dirbtinį intelektą irgi ir ten ją pradedu nuo mūsų, kaip mes terrorizuojam ChatGPT. Tai reguliariai paklausim, kas yra garsiausias Lietuvos filosofas. Kas maždaug kas mėnesį, ar ne? Kai pirmasis atsakymas, kai tik prasidėjo ChatGPT projektas, buvo, žinot koks? Andrius Mamontovas. Po to, tai sunku ginčytis, turbūt yra Lietuvos filosofas ir gal net garsiausias, bet po to tikslino, jis vis ten atsirado, visokių nesąmonių, tokių seminacijų iš Italijos įdėdavo, sakydavo, jis nėra visai garsus, bet su Lietuva susijęs, kodėl, ten toks Evala, nu, žodžiu, bet po to priejo prie Šalkauskių, Vidūnų, vis ten gerai, aišku, atsirado ir Šliogeris ilgainiui, ir po to jisai man pradeda sakyti, nu ir aišku, tu. Tai tas apipėjo ratą ir pradėjo pataikauti, ir aš jau tada sakau, tai bet dabar nežinau, kas toliau, nes jau dabar sugrįžom prie šito, tai va šitas klaidas, aišku, dirbtinis intelektas yra, pirmas dalykas, reikia nepamiršti vieno labai svarbaus ekonominio faktorių, jis yra sukurtas tam, kad taupytų resursus. Ir jeigu jis gali duoti atsakymą greitai ir tu esi patenkintas, sako, tu esi garsiausias, sakau, o, kaip faina. Agnė labai gerai sako, šiuolaikinė veidrodėlį pasakyk versiją. Tai tada, ir tą reikia žinoti, ar ne, kad jisai taupo resursus ir duoda tau greitus atsakymus, kurie psichologiškai tave paveikia. Kalbant apie mokytojus, kurie nenaudoja dirbtinio intelekto arba veidrodėlio, tai atsakymas irgi pagal tyrimus dažniausiai yra dėl to, kad nemoka, yra baisu ir nežino, nuo ko pradėti. Tai gal nuo to pereikime prie mokytojų rengimo. Agne, nebegalim mokytojų rengti, kaip rengiam dabar, ar ne? Jau viskas keičiasi, jau įsitikinam, pokyčiai vienaip ar kitaip ateina. Tai kur turėtų judėti tas mokytojų rengimas? Ar jau juda dabar ir kokia vizija, panaudosiu tą patį žodį, yra su mokytojų rengimu? Mokytojų rengimas labai plati tema ir mes matyti nebeturim čia tiek laiko, kad labai detaliai būtų galima atliepti, bet jeigu taip kelis aspektus paminėti, tai turbūt geriai pokyčiai, kurie vyksta dabar, ar ne, tai kad mes jau supratom, kad vien jaunų žmonių, kiek mes pritrauksime į aukštąsias mokyklas dėl įvairių šiandien jau anksčiau minėtų priežasčių, nepakaks, nes žmonės nebenori labai ilgai mokytis, ar ne, jiems universitete yra nuobodu, neaktualu, jų tiesiog neužtenka, ar ne? Tai mums reikia ieškoti alternatyvių būdų. Tai kaip žmonės galėtų ateiti į mokyklą. Ir šiandien irgi girdėjome įvairių pavyzdžių. Tai man atrodo tikrai labai tokia sėkmingai veikianti ir tikiuosi toliau gyvuosianti iniciatyva yra tai, profesinės pedagogikos studijos, 1 metai, ar ne, kada žmonės ateina iš įvairiausių sričių į mokyklas, pačiai tenka susidurti su šia auditorija, dėstyti jiems, tai tikrai yra nuostabūs žmonės, turintis įvairiausias gyvenimiškas patirtis, buvę gydytojai, pilotai, menininkai, bet ką šiandien paminėsime, matyt, kad tame baseine jų bus. Norėjau išversti lietuviškai korektiškai. Tai tik tai irgi, turbūt dabar jau yra tokia situacija, kada mes šiais metais jau turėjom 3 į 1 vietą konkursą, būtent šitų profesinių pedagogikos studijų, tai norėtųsi, kad ministerija suprastų irgi naudą, ar ne, ir didintų finansavimą, būtent kokia šitai sričiai, bet aišku irgi suprantam, kad ir to matyti neužteks, tai turi rastis dar kiti alternatyvūs keliai.
kaip žmonėm ateiti į mokyklas, nes tarkim dabar, Kristupas rašė, kodėl startuolio fizikė negalėtų dėstyti 4 valandas mokykloje, tai jie galėtų tai daryti nedaugiau nei 2 metus pagal dabar galiojantį reglamentavimą, arba tik tai visuomet klasėje esant tikram mokytojui. Ar ne? Tai va čia irgi tokie klausimai, apie kuriuos mums reiktų mąstyti, reikėtų juos atsakyti, bet taip pat aš labai tikiu mikrokreditais, kurie jau yra puikiausiai veikiantis kai kuriuose šalise. Lietuvoje mes esame tokiam irgi prieušrį, tik tai, ar ne, netgi jokių, net teisinės bazės šiandien dienai dar nėra. Tai čia irgi toks artimos ateities, sakyčiau, darbas, ką Lietuva tikrai turėtų atlikti ir leisti žmonėm lankščiau susirinkti tų reikiamų kompetencijų krepšelį ir vėliau įgyti teisę dirbti mokyklose. Tai man atrodo labai svarbu, o kitas bendrai visam rengime, jau nekabinant dabar ar ne profesinio tobulėjimo, kas irgi yra labai visuomet atviras klausimas, bet aišku, kad geriai žingsniai jau yra žengiami, bet reiktų tai dar gilinti ir kaip ir sakiau, išlikti nuosekliems. Tai glaudesnis bendradarbiavimas su mokyklomis, nes iš tiesų aukštosios mokyklos nežino taip gerai, kaip mokyklose esantys žmonės, ko jiems reikia, tai man atrodo tas dialogas yra labai labai sveikintinas, taip pat praktikų stiprinimas, nes taip girdim ir ypatingai apie jaunus žmonės ateinančius į mokyklas, kad jiems trūksta to supratimo, suvokimo, ar ne, tai čia turbūt galėtų gelbėti ir mentorystės programos, ar ne, kad atėjęs jaunas žmogus mokykloje nebūtų vienas, jis gautų palydėjimą, įvedimą ir toks mano labai labai skaudulys, ką aš manau tikrai reikėtų kažkaip reglamentuoti ir teisinių lygmenių, ar ne, tai kad tie pirmakursiai ir antrakursiai, labai labai jauni žmonės, pasirinkę mokytojo profesinį kelią, vis dėlto neskubėtų taip anksti ateiti į mokyklą dirbti ir tai netgi nebūtų jiems leidžiama, nes man atrodo, kad mes tikrai prarandam didelę dalį žmonių, kurie galėtų likti mokyklose, jie tiesiog būna tam nepasirengę ir sudega ir iš mokyklų iškrenta. Tai čia labai irgi tokia svarbi tema, apie ką irgi reikėtų tikrai jau labai rimtai galvoti. Aš gal tik tai antrinu, kad man atrodo, mes labai daug metų istoriškai bakalauro studijas matėm kaip pagrindinį kelią tapti mokytoju. Ir tiek kalbant ir apie tuos visus pokyčius, kurie vyksta su jaunų žmonių požiūriu, bet man net ir iš tokio tiesiog stebėjimo turbūt nieko keisto, kad tiksliuosiuose dalykuose mes vargiai surenkam vienetų žmonių jau labai labai daug metų, nes šiaip dalis tų žmonių yra tiesiog linkę į tiksliuosius dalykus, o ne į humanitarinius, kas yra savaime mokytojo profesija, yra su žmonėmis darbas, ar ne? Tu turi turėti polinkį dirbti su žmonėmis ir tikrai nemaža dalis jų mokykloje dar tiesiog yra visai kitur. Jiem reikia daugiau laiko, kad galbūt kažkur vėliau profesijos kelyje jie suprastų, kad palauk, man visai patinka mokyti jaunesnį kolegą, man patinka mokyti kitą organizacijoje, nors šiaip aš esu linkęs į tiksliuosius dalykus ir jie neveltui neteina į bakalauro studijas. Ir kai kiekvienais metais mes tada milžiniškom antraštėm visur spaudoje turim, kad vėl įstojo tik tai ten, 5 žmonės į matematiką, tai iš karto siunčia žinutę, kad šitie žmonės neteina, mes ne ten, man atrodo, jų ieškom. Ir dėl to mes labai tikim irgi profesiniam studijom atėjimų vėliau. Šiemet nauja tendencija, kurią mes matom, nes šiuo metu esame irgi startavę su Pradedu mokyti Vilniuje kvietimu ateiti į mokyklas, labai labai daug žmonių atkeliauja iš užsienio. Kolegė sakė vakar, visi interviu buvo vien tik tai užsieniečiai, kurie nori, lietuviai iš užsienio, kurie nori grįžti į Lietuvą ir mokyti mokykloje irgi, mums gana naujas dalykas, anksčiau būdavo vienetai, dabar atrodo, kad yra tendencija. Ir lygiai taip pat mes irgi, kaip čia daug visi žino, pavyzdžiui, savo Pradedu mokyti Vilniuje programą, kuri irgi labai labai daug turėjo mokomųjų elementų, dabar jau bandysim pagaliau pirmą kartą užsiskaityti kaip kreditus universitete, tam, kad būtų galima įgyti pedagogo profesiją ne universitete, o mokantis per kvalifikacijos kėlimo programas, dėl to, kad tikrai to lankstumo reikia daugiau. Gerai, pakalbėkim apie bendradarbiavimą ir atsakomybę. Įdomi tema, irgi labai daug kartų skambėjo šiandien. Tai pradėkim gal nuo Simonos. Tai kaip verslas gali padėti švietimui? Nes šitas klausimas kažkaip grįžta, sukasi ratais ir niekaip atrodo to atsakymo neišgirstame. Tai
Sara, aš labai atsiprašau, bet visa auditorija mums inirtingai baksnoja laikrodį. Tai mes dar nevėluojam, ar ne? Kiek dar turime laiko? 5 minutės. Tai labai trumpai, aš nutrauksiu. Pati esmė, kalbėkime apie esmę, kaip verslas gali padėti švietimui. Gerai, tai aš tada stengiuosi labai trumpai šito vietoj. Sako, ten viso kaimo reikia, norint užauginti vaiką, tai verslas yra to kaimo dalis ir švietimas mūsų visų reikalas, mūsų visų atsakomybė turbūt yra, ar ne? Tai mes, pavyzdžiui, iš tos net pusės, kai žiūrim, tai mes į turinį nenorim kištis visiškai. Yra švietimo ekspertų reikalas, bet mes galim suteikti resursus. Aš tik pabrėžiu, labai svarbi mintis, į turinį verslas nesikiš. Taip. Jo, bet tai yra labai svarbu. Taip, bet aš jaučiu tą diskusiją vis grįžta, tai kartais turbūt reikia pabrėžti, kad į turinį verslas nesikiša. Ir vis labiau nesikiš, gal dėl to, kad verslas vis mažiau ieško darbuotojų, kurie yra labai mažos nišos, jeigu taip atvirai pasakius, ir nori susirasti tų, kurie sugebėtų tiesiog spręsti problemas. Tai, bet verslas ką gali duoti, tai suteikti resursų pilotams, apie kuriuos čia taip kalba, gali padėti iniciatyvoms greičiau išsirutulioti, nes mes esam resursas, kurį galima išnaudoti, taip pat mes esam resursas įkontekstinimui to turinio, kurį bando mokyklos įgyvendinti tiek, nežinau, plačiu mastu, tiek visiškai mikromastu klasėse ar grupėse ir užklasinėse veiklose. Tai čia turbūt tokia galėtų būti mūsų rolė bendradarbiaujant. Labai trumpai, labai aiškiai, man atrodo, klausimų nekyla. Ar dar turim laiko, ar jau viskas? Viskas. Atsisveikinti jau nori. Tai aš supratau, kad jau sprendimas priimtas, klausykime mokytojų ir ačiū visiems. Ačiū visiems. Ačiū. Ne, ačiū, tikrai, tik tais padėkot galiu. Iki kitų susitikimų.